Ho, kalėdų senelio skambutis! Pum, grįžtu pas jus, mielosios ir mielieji, ir dabar turiu skambutį labai gerai, ypatingai mergaitei Gabrielei. Tikėkimės atsilieps. Labą dieną. Labą dieną, Gabrielė. Labą dieną. Ar kalbėsi su manimi? Jo, kalbėsiu. Puiku. Tai papasakok, į kelintą klasę tu eini. Kiek tau metų? Į antrą. Į antrą. Man metai yra 8. 8 metai, ar ne? Taip, labai puiku. O ar daug mokykloje turi draugų? Nežinau. Nežinai? Gal daug. Gal Jo. daug? Jo. Supratau. O ar turi geriausią draugę? Turiu. Turi. Puiku, Jo. kuo ji vardu? Saulę. Saulė geriausia draugė, ar ne? Labai puiku. O sakyk, ar klausai tėvelių? Ar ne visada? Kartais. Kartais pasiginčiji galbūt, ar ne? Jo. Aha. Jo. Taip, tai galbūt jau kitais metais kažkaip pasistenk nesiginčyti labai su tėveliais. Gerai, aš tave stebėsiu ir jeigu būsi gera, aišku, kad ir dovanų gausi, gerai? O sakyk, Oi, kaip gera. puiku, sakyk, kokia pamoka galbūt tau labiausiai patinka? Ar yra Anglų. Anglų, mėgsti anglų, Jo. ar ne? Aha, o kokia galbūt nesiseka labiau? Lietuvių. Lietuvių sunkiau, ar ne? Jo. Aha, o matematika, pavyzdžiui, sekasi, ar ne? Tik lietuvių, kaip nors galbūt pasistengsi ir bus vėliau geriau, ar ne, su to lietuviu. Tai puiku. O sakyk, ką mėgsti veikti po pamokų, pavyzdžiui, laisvų laikų? Ar turi kokią mėgstamą veiklą galbūt? Turiu. Kokią? Pertrauką. Pertraukos? Jo. Oho, o ką veiki per pertraukas? Žaidu su savo geriausia draugė. Aha, tai labiausiai mėgsti, kai turi laiko su drauge būti, ar ne? Jo. Aha, o sakyk, ar pasakytum man kokį galbūt eilėraštuką, ar kažkokią dainelę padainuotum? Geriau padainuoti. Kaip sakai? Nes aš dainininkė. Ne dainininkė, ar ne? Jo. Aha, eilėraštuką gal kokį žinai? Aš dainininkė. Ai, dainininkė, puiku, labai man patinka dainelės. Gal kokią galėtų man trumpą bent jau padainuoti? Pum. Nu kokią? Kokią nors? Pagalvok, kokią atsimeni gal? Aš galvoju. Atsiprašyk. Dainuok ir viskas, mąstyti, pamanau. Kokią nors? Trumpai. Taip, Pianino padainuosiu. gerai. O kai aš pasmačiau žydėjo, kaip darželį, lėlį žydėjo, kaip darželį, lėlį žydėjo. Viskas. Šaunuolė.
tikrai ypatinga mergaitė esi, kad man padainavai. Aš labai, žinok, mėgstu, kai vaikučiai man padainuoja, ypač padainuoja. Ar kokį eilėraštuką pasako mėgstu, bet jeigu padainuoja, aš labai džiaugiuosi. Gabrielė, paskutinis klausimas. Ko norėtum dovanų? Aš nesugalvoju. Oi, pagalvok, ko labiausiai kokią dovanėlę norėtum, nes aš noriu žinoti, ar parašei man jau laiškelį? Ne, vėluoju. Vėluoji, tai dar parašyk man laiškelį, gerai? Arba Gerai. gali dabar pasakyti, kokią dovanėlę norėtum gauti. Slaimą. Ką? Slaimą. Ką tokį? Slaimą. Slaimą. Kas čia per daiktas? Nelabai. Nėra toks lietuviškas žodis, kur vadinasi slaimą, bet tai yra iš tikrųjų angliškas žodis. O lietuviškai kaip? Slaimą, man atrodo. Ir kas čia per daiktas, papasakok? Nežinau, kaip papasakoti. Žaidimas kažkoks gal? Taip, Taip? jo. Taip, aš dabar palauk užsirašau. Gerai, tai ar pažadi klausyti tėvelių, būti gera mergaitė? Pažadu. Šaunuolė, tai tada lauk mano dovanėlių ir kągi, sakau tau gražių, artėjančių švenčių, gerai? Lauksiu tavęs. Gerai, būtinai lauk ir tave visada stebėsiu. Būk gera, klausyk tėvelių ir kągi, sakau tau ate. 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 Ate.